Egzaminų sesijai besiruošiantys šalies abiturientai ir šiemet sulaukė užduočių rengėjų akibrokšto. Kompiuterinio raštingumo įskaitą laikę moksleiviai suko galvas, kaip išspręsti netikslės ir klaidinančias užduotis. Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai ramina moksleivius, kad įskaita brandos egzaminams įtakos neturės, tačiau valdininkai negarantuoja, jog ateityje klaidų pavyks išvengti. Artėjančią brandos egzaminų sesiją šalies abiturientai pasitinka su nerimu. Praėjusią savaitę laikiusius kompiuterinio raštingumo įskaitą 12-okus pribloškė neregėta klaidų ir netikslumų užduotyse gausa. Sėdom prie kompiuterių, tiesiog pamatėme, kad sėdėm nesuprantam netgi užduočių tikslumo, ko iš mūsų norima ar netgi kokio tikslo tie klausimai yra. Ir tiesiog, kai pradedi spręsti tokias užduotis, galvoja, ar čia mes tokie kvaili, arba mes nežinom, ko iš mūsų reikalauja. Visiems įdomu, tai kaip bus toliau, jeigu dabar įskaitoje šitaip darosi, ar nebus taip ir egzaminų pabaigoje, egzaminai kaip prasidės, ar nebus visiškai tas pats. Peržiūrėjus mokinių kompiuterinio raštingumo užduotis ir įskaitos rezultatus, buvo nustatyta, kad įskaitą išlaikė mažiau nei pusė abiturientų, o beveik ketvirtadalis klausimų buvo netikslus ir klaidinantys. Ekspertų komisija nusprendė atsakymus į abejotinus klausimus įskaityti mokinių naudai. Kompiuterinio raštingumo įskaita, čia kaip ir moksleivė minėjo, jinai kažkokių pasiekmių abiturientam neturi, jinai pirmiausia yra neprivaloma, jos gali pasirinkti, gali nepasirinkti. Išlaikius įskaitą yra išduodamas prie brandos atestato atskiras pažymėjimas, tai yra daugiau toksai moralinis dalykas, kad aš išlaikiau tą įskaitą ar darbdaviui, bet galima parodyti, ar stojant pridėti, bet iš tikrųjų pasiekmių jokių nėra ir mokiniai gali laikyti ir neišlaikė tos įskaitos, tie 26% gali laikyti tiek mokyklinį, tiek valstybinį egzaminą. Vis dėlto Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas nuogąstauja, kad panašių klaidų gali nepavykti išvengti ir ateityje. Egzamino vertinimui, pavyzdžiui, pačios užduoties yra keletas etapų vertinimo, tai yra jų yra daugiau. Tų etapų. Tai yra, sakykime, vienas recenzentas žiūri ten, ar atitinka programą, kitas recenzentas žiūri, ar nėra ten klaidų. Paprastai įskaitai yra skiriamas vienas recenzentas, kuris pažiūri tą bendrą vaizdą dėl klaidų ir dėl programos. Darysime viską, kad klaidų išvengti, bet aš negaliu garantuoti 100%. Kompiuterinio raštingumo įskaitą laikė per 18 000 šalies abiturientų.